Hello guys, labas rytas. Jo, kaip matot, man uždėjo breketus. Patiko? Gavo po savo dovaną, nes buvo negavus. Dabar išspakuotas gal? Mamai parodysiu. Aš mamai parodžiau tokį pakabuką man davėtų. Jinai ten lydėsi iš laimės, atrodo, jinai ten eiktų savo, jei būtų pagalvojęs. Galvoju, tau tai neduosiu. Mama. Tai va. Dėkui. You're welcome. Nustok kalbėti. Tokias nesąmonės kalba, kad net norisi prarast klausą. Pelio, badaras, nekivalo, tu pinigų nusipirksi. Man norisi dabar blyšių ausis prisipilti. Tai blogai. Kartais blogiau būna. Irgi. Ne, Tu kai kartais atidarai burną irgi norisi blyšių į burną prisipilti. Nei burną į ausis. žalia. So when people are going abroad, everyone goes abroad, then we sit in different city. Štai gražiai. Laikas. Thank you for this. Thank you for this. Ugne, tik neįsigask. Jo. Taigi jau einu namo, išleido mums iš paskutinės. Realiai aš su draugėm išėjau paskutinę, nu gerai, gal jaučiu ir Rida išeis paskutinę, nes mes pusę pamokos papiešėm ir tada aš kadangi jau kaip ir nupiešiau tą kaip ir eskizą, nežinau, tai aš tada baigiau skaityti knygą, nes pas mane mokyklai yra, kad mes kiekvieną mėnesį skaitom knygą. Ir paskui atsiskaitom. Tai žodžiu, aš jau pradėjau naują knygą skaityti, nes už aną atsiskaitėm knygą, bet dar antrą kartą atsiskaitysim, ten tik tais reikės rašinį parašyti. Tai jo bus reikalų. Tai vat. Ir žodžiu, aš pradėjau jau naują knygą skaityti, tai aš tiesiog darau taip, kad aš mokykloje per pirmą valgymo pertrauką aš tiesiog einu skaityti kokią biblioteką tą knygą. Nes, aš tiesiog nesiskaičiavus, kad spėčiau, tai po 13 puslapį perskaityti per dieną, o aš tikrai grįžus namo nenorėsiu skaityti, norėsiu jau pavalgyti, savo nusiraminti, atsipūst, ką žinau, atsipūst, pažiūrėti filmą ir pabaigti daryti namų darbus. Pažiūrėkit, labai. Gerai, jau eisiu. Koks kiutalas. Čia jis visą laiką būna, šito gatvelį. Žodžiu, tai vat, tai aš paskaitau ten, bet kadangi aš per pertrauką vieną nespėjau perskaityti 13 puslapių, tai aš paskui pagalvojau, kadangi kaip jau baigiau piešti, tai tiesiog aš pabaigsiu skaityti ir viskas. Ir tada mumis pakvietė mokytojas, skaitytumėm fotkinti mūsų klasiokės dvi. Nes jos tipo lietuvaitės, kažkas tokia, su kovo ten 11, kažkas tokia susiję. Tai žodžiu, pafotkinom aš Airida. Pafotkinom aš, Airida, jas. Tai va. Ir aš anksčiau išėjau, nes man kas valandą tas autobusas. Tai išėjau anksčiau, o Airida tenais perkelsos nuotraukas ir atsiūs man ten. Aš giliai viltį. Tai va. Tai jo. Dabar einu namo. Very good, very nice. Tai
Žodžiu, pasidariau makaronų, ramen, gal taip vadin man. Ir žiūri filmą Riverdale. Riverdale. Aš nežinau. Žodžiu, parašysiu kaip vadinasi. Gali pasižiūrėti. Žiauriai įdomu. Žiūriu antrą sezoną. So yeah. Let's go eat. Ir labas rytas. Štai ir aš. So how are you? Good? Ar skanu? Ne visus, bet... Ai, jinai nevalgo. Ar skanu? Labai. Jau taip susiraukė. Kaip man sveikimas? Nu, parodė. Parodyk gilės. Ai, nerodyk. Eirida. Show me. Man akis trapšia. Nu, pašnekėk kažką. Nu, kažką pašnekėk. Daroma žaiba. Ugne. Aš įmyliu. Man reiks užpipint. Gerai. Gydink. Štai. Valgėm picos. Gėrėm Coca-Colos. Pinigus atidaviau savo. Padariau atvirutę. Ir duosi pamokų. Palauk, ajo. Palauk. Jo. Alio, parašyk ir nueisi. Žodžiu. Jo, pas mumis čia. Or worry about things. And it's just more easier, to explore the country, the culture, and everything that you need. But you see more nature. Yes. And if you're alone, It's lonely. But if you like being lonely, but if something is going to happen to you, who's going to help you? but if you like being lonely, then it's nothing bad. But yes, but if something is going to be Well, then you need to have a walkie-talkie. Brrr. But if you're going to explore every country in the world, I don't think that walkie-talkie could just help you. If your friend is in Lithuania and you're in Africa. Today I'm gonna be talking about palavra na mão. Sugalvosiu eigoj. Okay. Gal ne preferences, o gal similarities. Yeah. Well, it makes difference when I'm talking with a friend that I'm comfortable to talk with and a friend that I'm not so comfortable to talk with in English. And I hate talking in English. Can you pay attention to me? Buvo malonu komunikuoti. Aukštos pusės tiesiesiems. Thank you.
Tai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Ciao!